Šokinėjantis vaikas pas mus reiškia tik vieną, kad mes atvažiavom į naują viešbutį. Ne tik naują viešbutį, bet ir naują šalį, į Kambodžą, kurioje dar niekada gyvenime nebuvome. Atvykome į 5 žvaigždučių resortą, tikra atgaiva po pigių Tailando viešbučių. Pagavome paskutinės minutės pasiūlymą bookingę, įprastai šitas viešbutukas kainuoja nuo $50–60. Mes susisakėme už 35 euriukus su pusryčiais. Taip pat turime balkonėlį su vaizdu į baseiną. Kažko labai man primena Balį šitą vietą. Toks numeriukas. Tikrai daug daugiau vietos negu prieš tai, kur gyvendame. Yra Netflixas, televizorius, nors televizorių niekada nesinaudojam kelionių metu. Taip pat ir vonė jau padaresnė, turbūt padariausia, kokia tik buvo pas mus šioje kelionėje. Taip pat pasitiko recepšinė su welcome drink, su gėrimukais, su džiovintais bananais. Viskas kaip ir turi būti neblogos klasės viešbutukė. Na, čia toks vidutinės klasės, bet aptarnavimas tikrai labai geras. Vizą galima nusipirkti internete, kas kainuoja turbūt apie $35 plus administraciniai mokesčiai ir panašiai. Arba galite vietoj nusipirkti už $30 plus štampo mokestis. Štampo mokestis priklauso nuo pasieniečio nuotaikos tą dieną, kaip rašė internete. Tas ir mums buvo. Jis svyruoja nuo $5 iki $15, pas mus jisai buvo $3 kiekvienam žmogui. Nes patys suprantate, kad pastatyti štampą reikia daug energijos, daug pastangų, ne vieną magistrą baigti. Taip kad tikrai sudėtingas darbas, už kurį reikia sumokėti pasieniečiams, jeigu įvažiuoti į Kambodžą. Bet tai normalus dalykas Kambodžai. Visiems reikia uždirbti, ar ne? Atvažiavome į vieną įspūdingiausių vietų mūsų šitoj kelioniai, į Angkor Vato šventyklą. Viena didžiausių pasaulyje šventyklų, didžiausia tai yra pasaulyje šventykla, pastatyta prieš 900 metų, kurioje kažkada gyvena nuo 7 iki 900 tūkstančių žmonių. Ir tai yra vienas iš 8 naujųjų pasaulio stebuklų. Taip, kad šiandien bus tikrai įdomių vaizdelių. Begalybė turistų šiandien bus, to labiau dar penktadienis. Apskritai šitą vietą aplanko apie 1 milijoną žmonių per metus. Tiesiog didžiulis kompleksas. Daugybė čia vietų yra, kur galime pasivaikščioti. Ta prasme, prisukti galime čia normaliai kilometrų. Su vaiku žinau, kad jau tikrai bus čia sunku. Tuo labiau saulutė jau kepina pas mus gerai. 11 dienos, 33 laipsniai. Taip, kad bus tikrai linksma. Ir dar kas labai nervuoja, jau tik įėjus fotografai, ta prasme, tako iš visų pusių. Gal foto, po $1 už nuotrauką prašo. Kažkaip ramybės jau trūksta man. Bet mums nesugadins joks fotografas šią nuotaikos. Mes dėl čia atvažiavom, į šitą šalį atvažiavom dėl šitos vietos, taip kad judam toliau. Šiaip labai daug vietinių žmonių, ar iš kitų šalių. Netoli Kambodžos atvažiavusi, labai gražiai pasipuošę tie. Kas liečia dress kodą, tai kai visą laiką šventyklas moterims tik tais su kelnėm arba tai, kas dengia kojas. Žemiau kelių būtinai turi būti apsirengę. O vyram ne. Dar nėra čia lygių teisių. O čia ir baigėsi lygios teisės. Palauksi dar savo lygių teisių. Vyram iki kelių galima su šortukais atvažiuoti, kai visą laiką ir praeisi. O moterim prašom nusipirkite kelnytės arba kažką, kas dengia jas. O laiptukai kokie? Normaliai. Opa! Ta prasme, čia miestas, kuris Delynas buvo. Vienas galingiausių miestų buvo tuo metu pasaulyje. Khmerų dinastijos klestėjimo laikotarpiu. Net jeigu jūs nieko nesate girdėję apie šitą vietą, jūs tikrai esate bent kartą matę kokiam nors filme, pavyzdžiui, Lara Croft Kapų plėšikė arba Indiana Jonesas. Daugybė čia garsių veiksmo filmų yra nufilmuota. Taip kad tikrai esate matę šitą vietą. Tapu. Status laiptukai. Įdomu, čia iš tų laikų ar jau atrestauruoti. Šiaip į pačius pastatus pažiūrėjus, tai nepasakysi, kad jiem 900 metų. Atrodo realiai daug daugiau. Laisvai pasakytum, kad čia prieš Kristų viskas buvo statyta. Su šitą vietą, aišku, labai yra daug mistinių dalykų. Daug kas tiki, kad čia ateiviai pristatė šitų dalykų ir panašiai. Kaip ir su Egipto piramidėm, žinom. Žmonėms reikia sąmokslo teorijų. Tikrai įspūdingi pastatai. Nežinau, ar kamera perduoda, bet mums tai čia wow, vaizdeliai. Vienas iš 8 naujųjų pasaulio stebuklų kartu su didžiąja kinų siena, Tadž Mahalais ir kitokiais didingais statiniais, taip kad patys supranti, kur mes čia atvažiavom. Eik tu savo, užėjus pavėsę. Tokia atgaiva. Laukia tai dušneka šiandien bus. Įdomu, kas čia buvo. Gal vandens lautykla kokia, kaip baseiniukas. Gaila, kai kur yra remontuojama.
pristatyta pastolių. Ne visur dar užlipsim. Įėjimas kainuoja $37. Aišku, labai protinga kaina. Kodėl neužsimetus, kai tavo šalyje yra vienas iš 8 naujų pasaulio stebuklų, ar ne? Kiek pasakysi, tiek ir sumokės turistas vis tiek. Kas šiek tiek nustebina, tai mes atvažiavome į vietą. Galvom vietą nusipirksim bilietus? Ne, pasirodo tik online. Šalyje, kur parduotuvės net daug kur negalima kortelę atsiskaityti, tik online. Įdomi čia pas jos. Jeigu atvažiuotumėm, neturėtumėm internetu, tai laba diena būtų. Važiuotumėm atgal į viešbutį. Vaikams, tokiems špingalietams ir didesniems. Iki 12 metų įėjimas nemokamas. Taip pat galime čia pakliūti nemokamai, jeigu atvažiuosite nuo 5 ar nuo pusės 6 vakaro. Tada, kadangi jau saulė leidžiasi, užsidarinėja šitą vietą, man atrodo, 6 vakarą, tai galime nemokamai patekti. Vakar mes buvom atvažiavę vakare. Vakare tai čia apskritai daug gražiau atrodo viskas, kaip saulė leidžiasi, labai gražiai apšviesta oranžinė spalva, taip kad pasistengsim dar vakare čia grįžti. Vienas iš įspūdingiausių pastatų ir uždarytas. Ai, tai čia logiška, aišku. Žiūrėkit, koks čia statumas. Ta prasme, 80 laipsnių gal kokių. Čia liftam skristam iš karto. Tai gal ir protingai padarė, kad uždarė. Pažiūrim. Parašyta, kad nėra praėjimo, bet einam? Einam. Oi, pažiūrė, aukštai. Aukštai. Meksikui nebuvom, bet kažkam šiek tiek užneša į Inkų Actekų tas piramidės. Irgi didžiuliai ten plotai tokie yra. Va taip ir keliaujam su vaikučiu. Ne tai, kad 33 laipsnių dar reikia ant rankų nešėti. Aš pavargau, labai pavargau. Vėl, va, nepavargau, tik laiptuką atsigauna iš karto, žiūrėk. Ir vėl rašo, nėra praėjimo, bet pilna žmonių tenais. Einam. Mums patinka į ten, kur negalima eiti, ar ne? Einam čia. Opa, šakam. Kas čia parašyta? Čia reikia eiti, jo? Ai va, pirmą kartą ženklas nesumelavo, nėra praėjimo. Trumpas pitstopas, reikia pailsėti. Labai karšta, bet kaip čia gerai, kur pavėsis. Atrodo, iškart 15 laipsnių žemesnė temperatūra. O pas mus šiandien planuose dar daug vietų reikia aplankyti, taip kad reikia pasaugoti energiją. Reikės cukriuko šiandien nemažai. Coca-Colas reikės gerti, ar ne? Dar kas liečia bilietus, tai įdomus jų yra pirkimas. Reikia užsiregistruoti oficialiam puslapyje, susipildyti visą informaciją, vardą, pavardę, amžių, pilietybę ir net selfie pasidaryti. Be selfie neleidžia, ta prasme. Gerai, judam toliau. Visi tenais eina į mišką kažkodėl tai. Oi, kaip statu čia. Reikės šokti. Šokit, pupos. Palaikysiu, ateik, palaikysiu. 1, 2, 3, ui! Gal nuotraukite šitą vietą, sakau. Visai graži vieta, ar ne? Kokie didumo medžiai, pažiūrėkit. Kiek daug šešėlė metai jie čia. O, kaip čia gerai. Šitas smėliukas man kažkaip Afrikos savanas primena labai toks. Daug kur šiaip pastebėjau, Kambodžai toksai smėlis, kaip molio spalvos būna. Padavė kinų turistų. Taip, kad fotosesijos vai prasidės visų gražumų. O mes einame į kitą komplekso dalį. Pasiskaičius informaciją apie šią vietą kažkaip įdomu pasidaro. Rašo, kad kelius šimtus metų šita vieta buvo apleista. Kaip taip gali vykti, aš nelabai suprantu. Gyvena vos ne milijonas žmonių šitoje vietoje, kažkur jie pasitraukė ir mirė. Ir niekas nežino apie šitą vietą. Slapta pasidaro vieta, paskui ją vėl atranda mokslininkai. Kaip tas vyksta? Kaip toks didžiulis kompleksas apskritai gali prapulti žemėlapį? Jūs žinot? Toks jausmas, kad apskritai išėjom iš komplekso, priėjom prie ežeriuko. Ir tolumoj matosi keliai. Ir vietiniai važinėja. Ir nemanau, kad čia kažkas tikrina tos bilietus.
Toks susidaro įspūdis, kad mes ten tiesiog per pagrindinį įėjimą įėjom. Susimokėjom $37 ir va, o pasirodo galima buvo nemokamai iš kitos pusės tiesiog apėjus įeiti. Atvažiavom į šitą vietą su motoroleriu. Angorvatas randas 3 km nuo Siem Reapo miesto. Ir kas labai nustebino nemaloniai kol kas Kambodžai, kad kainos čia pusantro karto didesnis negu Tailande. Nors Kambodža už Tailandą skaitosi skurdesnė šalis, bet visur lietuviškos kainos. Ta prasme, motoroleris kainuoja nuo 12 iki $15 už dieną. Kai Tailande mokėdavom po 5-6 eurus. Ir visur taip plūva pinigus. Ir ne tik Siem Reape, buvom ir kitose vietose neturistinėse, taip kad įdomi kažkaip čia pas juos ta ekonominė situacija. Bet to visur kainos yra vietiniais ryliais ir doleriais. Kada ateinate į parduotuvę, būna 2 kainos parašytos ir atsiskaityti galime ir Amerikos doleriais ir vietinė valiuta. Įdomiai. Ir nieks niekada nėra girdėjęs apie eurus, taip kad visą laiką turėkit dolerių atvažiavę į Kambodžą. Šiaip arba mes kažko nesupratom, arba realiai šitas kompleksas nėra joks didelis. Lipam. Kažkaip gadina tą vaizdą, ar ne, tas remontas. Kažkokiu blogų laiku mes čia atvažiavom. Bent jau nelyja. Tas gerai. O kur galva dingo? Labai gerai, kad daug pavėsių yra komplekse. Tai dar pakenčiama. Ant saulutės iškart senka baterija greitai. O pašitą žmogeliuką tai pasikrojama tavo akumuliatoriai. Taip? Saldainiukų pavalgėm, jau galima lakstyti vėl. Praeis minutė. Tėti, pane, aš pavargau. Tailandė skaudina mūsų vaiką. Dabar Kambodža skaudina. Pasirodo, vaikam negalima iš tą šventyklą eiti. Įdomiai. Vienas einu dabar. Čia irgi toks statumas neblogas, ar ne? Įspūdingiausia vieta. Painu pažiūrėsim, kas ten viduje laukia mūsų. Va, toks vaizdelis čia atsiveria. Iš tenais atėjom, iš to parkelio. A čia yra viena aukščiausių vietų šitam komplekse. Pažiūrėkit, kaip visi už turėklų laikosi, nes realiai labai statu. Nu va, visi turistai išėjo. Vienas likau. Galima ramiai pasivaikščioti. Visai ne vienas žmogaus nėra, apsauginis yra. Čia žiūri, kad nieks kepuriuko neusidėtų. Ateini pasižiūrėti pagrindinę vietą ir BAM! Statybos. Kaip iškart gadina vaizdą, ar ne? Pastoliai šitas viskas. Kaip žmona sako, sakau, nelaiku atvažiavam, remontuoja dabar. Sako, reikėjo prieš 100 metų atvažiuoti. Va tokio dydžio visas kompleksas. Ten tolumoje įėjimas buvo. Realiai virš kokių 2 km tiesiaja ir perini visą kompleksą. Taip kad nėra toks didelis, kaip tikėjomės. Kai visą laiką europiečiai pyksta ant kinų turistų. Nes tie pastoji blokuoja kelią, selfiukų 100 reikia padaryti. Kiti negali praeiti, pykstant karščią stovėdami ir panašiai. Maitė kinai. O kokios gražuolės. Man šitie langai patinka jų. Beveik nepraeina saulė. Tai įdomu, čia iš pradžių buvo tik tais 3 padaryti, o čia jau išmušti jie. Judam jau prie išėjimo. Lygtais viską ir apėjome. Tai va, trumpa ataskaita apie šią vietą. Galima gražių nuotraukų pasidaryti, aišku, jeigu keliaujate be vaiko. Mums nesigavo tas. O šiaip bendrai, tai šiek tiek jaučiamės apgauti. Nemanom, kad čia verta $37 mokėti. Tuo labiau, kad pamatėm, kad kitoj pusėje galima vos nemokamai įeiti, nieks nestebė tų bilietų ir nei ką. Ir šiaip, gal man tiesiog nedaro įspūdžio, griuvės ir panašiai. Taip, jie įspūdingai atrodo, gerai išlaikyti, bet ar verta mokėti $37 už griuvėsius, kad pažiūrėti? Pavyzdžiui, Kinų siena irgi vienas iš naujųjų pasaulio stebuklų, o ten tikrai buvo wow. Aš ten buvau, tai labai didelį įspūdį paliko. O čia atvažiavus, pirmas vaizdas buvo gražus, tikrai gražu, bet kad būtų super wow, nebuvo tokio efekto. Dabar judam jau link išėjimo, per turgeliais iškart padarytas, jeigu norėt kažko nusipirkti, tai šiek tiek gadina vaizdą tokie dalykai. Opa! Tėvas irgi dar nesenas. Na va, langas į gamtą. Va, čia tai gražus kadras, ar ne? Reikia nuotrauką padaryti šitą vietą. Čik. Bet iš karto ateini, sekundę pabūni vienas ir ateina grupė turistų. Nu, jų čia sunku pabėgti, aišku. Visur čia jų pilna. Matu šią šok. 1, 2, 3.
Tai va, mūsų paskutinės minutės Angarvate. Ir įdėsim viešbutį turbūt. Reikia pasipildyti atsargas, cukriuką, vandenuką. Ir bandysim judėti labai įdomią vietą. Ten gal tikiu netgi gali būti įdomiau negu čia. Taip, kad neperjungiam kanalą. Dar paskutinį komentarą karštą pasakyk. Neverta $7. Nežinau, man apskritai griuvėsiai nedaro įspūdžių. Ir Petra nelabai darė įspūdį, tai kažkaip nežinau, ne man. Tiesiog mano žmona toks žmogus, kur labai sunku padaryti įspūdį. Turbūt dabar ateivių laivas nusileistų ir nelabai padarytų įspūdį. Kas bent patiko šitą vietą, kad yra šiokia tokia tvarka. Neleidžiami šitą kompleksą įvažiuoti nei mašinom, nei su motoroleriais. Yra parkingas padarytas, viskas prižiūrima, kad nebūtų to ruzgėjimo ir panašiai, kad galim būtų ramybę pasimėgauti. Nebūtų fotografų, įkyrių ir gydų, būtų dar įdomiau. Tai aišku, jiem irgi reikia dirbti, kitaip neįsiūlysi savo paslaugų. Einam jau link savo motorolerio ir aš prisiminiau, taigi nepamatėm vieno dalyko. Yra įspūdingas medis, jis yra įsgojęs per visą šventyklą ir jo nepamatėm Angarvate ir galvom, kur jisai yra, paguglinau. Pasirodo, jisai visai kitoje vietoje, už 8 km randasi. Bet kaip karštis duoda per galvą, ta prasme net visai nedirba, neverda galva. Išvažiavam su motoroleriu, nei aš, nei žmona nepastebėjom, kad aš be šalmo važiuoju. Visai nedirba galva, kai 35 laipsnių karščio. Mūsų jau pasitinka su muzika, nes ponai iš Lietuvos atvažiavo. Va ir priėjom šitą vietą. Jau matau, koks didžiulis medis, ta prasme, kokio storumą. Jis yra įsgojęs tiesiai iš pastato. Suaugęs, galima sakyti, jau vienu kūnu tapę. Va čia tai vaizdelis. Va žiūrėkit. Grinai įaugęs į betoną, į viską, ta prasme. Kaip čia taip gavosi? Kiek čia metų šito medžiui? Ir va čia tiek turistų. Ten dar ne vienas matau medis irgi, bus čia vaizdų. Kokio didumo šitas medis. Įspūdinga, ar ne? Ir paukštukai kažkokia įdoma, čia labai garsiai cypia. O čia jau griuvėsiai. Visur ženklai, kad nelaipėti ant betono blokų šito. Šitos kolonos apskritai atrodo, kad bet kurią akimirką gali nukristi. Ai, nu va, dar ir prilaiko jas. Nu jo, tokia vieta, kur arčiau geriau neiti. O tai gali būti paskutinė nuotrauka daryta. Dar vienas eksponatas. Ta prasme, visiškai suaugęs. Su betoninė siena. Nedidelis čia kompleksas, bet kas labai džiugina, visur pavėsis. Ir visur draudžiama įeiti į vidų, dėl labai suprantamų priežasčių. Pavojinga ten jau būtų turbūt. O va čia nedraudžiama užeiti. Vėl begalvės statulos, vargšelės. Kokio jis aukščio. Jam tas betonas gal kaip dirvožemis, geriau auga medis. Žiūrėkit, tiesiog atrodo, lyg ranka būtų apsikabinęs visą tą. Spūdinga atrodo, ar ne? Gerai, kad paguglinau, ne veltui važiavam čia 8 km nuo Angarvato. Bent kažką dar papildomai pamatysim už tos $37. O tai šiek tiek jautėmės nusivylę, ar ne? Bent medžius įspūdingus pamatysim. Ir daug vėsiau. Žinote tą vėsumą, kai kaime užeini į trobą. Iš karto taip šalta būna. Tai čia kažkas panašaus. Graži vieta pasidaryti nuotrauką, ar ne? Bet be šansų. Nes kai ateina kinų grupė,
Tai čia ilgam okupuota būna vieta, pusvalandžiai iš karto. Gerai, jau judam link išėjimo, atvažiavom, barnelį uždėjom. Aš patenkintas, bent jau šitą vietą. O dabar judam į kitą vietą, kur teks pavažiuoti iki valandos laiko. Važiuojame link didžiausio Kambodžos ežero, kur nesupratau, pagal navigaciją važiuojam. Ir nerodo, kad čia... O čia žmonės gyvena ir pasirodo, čia tiesiog lyguma apsemta. Atrodo, lyg tai ežerėje čia gyventų. O čia tai nerealiai atrodo, ne? Vėl per kamerą turbūt taip nesimato, bet čia viskas apsemta net porą kilometrų į priekį. O mes, kol važiavom prie ežero, pasirodo, galima užmigti. Buvo pas mus žmogus per pietuką prigulė, kol važiuojam, pusvalandį jau miega. Važiavom prie ežero, navigacija vedė taip, palei keliuką. Ir pasirodo, privažiavom viskas. Viskas apsemta, iš kairės, iš dešinės. Nėra kelio daugiau. Pamatytumėt, per kokį mes čia kelią atvažiavom, ta prasme, žiūrėkit, vien šiukšlės. Ir jau šiaip motoroleris buksuoja. Gal čia šiom dienom gal apsėmė, ar kas čia liūtis gal buvo, ar kas, ar čia vis laik taip, ar gal navigacija, kaip vis laiką, žinot, neatsinaujinus. Bet čia gyvena žmonės ir vaikai laksto, maudosi čia, va, tokius nemaži vaikai. Nu jo, bet čia tai jau į kitą pasaulį pakliuvom. Tailandė tokių bairių nematėm. Norėjom autentiškos Kambodžos, ir gavom jo. Nuvažiavom 20 km nuo Turistino ir prašau. Va taip ir važiuojam. Tikiuosi nesupyksė, kad juos filmuojam čia. Blemba, norėjau į tą ežerą nuplaukti, o nėra kaip, yra privažiuoti prie jo. Turbūt reikia iš čia jau plaukti su valtim. Bet čia kažkaip mažiausiai norėtųsi man palikti motorolerį, kažkaip nesaugiai man čia atrodo viskas. Bet va, norėjom išvažiuoti iš turistinės vietos. Išvažiavom, prašau. Opa. Kad jūs žinotum, kaip čia smirda. Nugaišuose žuvim. Čia gal turgus ar kažkas tokio. Nes turbūt kas antras čia žvejojantis. Bet baisiai smirda. Varom kuo toliau nuo čia. Atsistosim vėl iš žemėlapį, pažiūrėsim iš naujo, nes prilėkė iškart vietiniai su savo paslaugom. Jau atsibodo. Prasideda mūsų antroji šios dienos ekskursija, ne ką prastesnio Žongurvatą, sakyčiau. Atvažiavome į didžiausią Pietryčių Azijos ežerą. Tonle Sapas vadinasi. Ilgis jo 250 km. Ilgesnis negu atstumas nuo Vilniaus iki Šiaulių. Kaip jums tai? Šioje valtyje esame vieni, trysia tik tais. Kaina priklauso nuo to, koks kiekis žmonių nori keliauti. Tai jeigu 5, tai bus mažesnė valtė, 30 bus didžiausia ir panašiai. Taip, kad kaina šios valtelės yra $28. Ir jūs vienas atvažiuosite ar 5, ar tiek pat sumokėsite. Laukiam kitų turistų, kad susimesti per pusę, bet nesulaukiam nieko, nes pagrinde tik tais kinų didelės grupės atveždavo autobusai ir jie išplaukdavo didelėse grupėse. Bet šiaip visai nebloga kaina, kai žinai, kas tavęs laukia, ar ne? Labai garsiai dirba variklis mūsų valtės, tikiuosi jūs girdėsite, ką kalbu, nes pats savęs kartais net negirdžiu. O tokie dideli yra kiti laiveliai. Ir beveik visuose laiveliuose yra kinai. Nematėm iš vis baltavodžių. O kaip padavė bangu. Kaip suprantu, pagal žemėlapį, tai čia dar nėra tas ežeras, čia dar tiesiog kaip kanalas toksai. Už 2 km kažkur turėtume tik įsiplaukti patį ežerą. Ir kaip jums pirmas objektas, budistiniai valstybei, bažnyčia plūduriuojanti. Neblogai atrodo? Pirmieji namukai. Bet čia prie pat kranto, tai nesiskaito dar. Bus tikrai, manau, įspūdingesnių vietovių. Dar vienas turistinis laivas kelia mum bangas. Toks stiprus garsas, kai kiti praplaukė pra mus, net ausis skauda, man atrodo. Kai baigsi šitą ekskursiją, mum ausys atzvimbės. Ir vaistų reikės nuo galvos skausmo. Vaizdai tai gražus, bet beprotiškas triukšmas. Aš net dažnai pats negirdžiu, ką kalbu. Jaučiu vietiniam turistai nelabai patik turėtų, nes bangas kelia, triukšmo belenkiek. O kai kurie, aišku, prekybą užsiima. Reikia naudotis turistais, ar ne? Aš ir taip daryčiau, jei pro mano namus pas tai važinėtų turistas. Pardavinėčiau kokosus. Užkeltom kainam 3. Jau pirma teta jaučiu prisistato. Kaip nemalonu dabar ją žiūrėti, viskas nusuksiu kamerą. Sakys, no. Ai, ne, sorry, netyčia.
apkaltino žmogų. Moteris tiesiog ryžius plaukdė. Čia ne pas mus jinai plaukė. Bet spėjau, ne viena valtelė dar prie mūsų priplauks. Žvalgyba ką tik perdavė svarbią informaciją. Čia yra mokykla. Nežinau, gimnazija ar vidurinė. Bet vaikučiai čia mokosi. Va, pas jas yra restoranas, kavinė ir diskotekos arba čia vyksta. Žodžiu, verda gyvenimas. Ryšio bokštas yra, o telefonuose ryšio nėra. Tai kaip suprast? Dirba jis ar nedirba? Bet šiaip įdomai atrodo, įspūdinga, ar ne? O čia pasibaigia kanalas, galim išplaukti jau patį ežerą. Žiūri į horizontą ir nieko nematai. Tiesiog kaip į jūrą išplaukimas. O čia, kaip suprantu, pirmas sustojimas pas mus kažkodėl tai. Nors mums nelabai reikia čia. Žodžiu, norėjusiai sustotam restoranėlį, mes sakom, varam toliau, nereikia mums jokių restoranų. Ir paskui sustojam tiesiog va. Sustojam 10 minučių ežere, nes vairuotojas apskritai angliškai nekalba. Nu, visiškai, kelauti tai žino. Ir negalim susikalbėti, sakom, norim toliau važiuoti, nereikia mums tų restoranų, jis nesupranta, ko mes norim. O svarbiausia, ryšio nėra, translateris neveikia. Kaip toliau? Kažkaip tai judėsim. Moteriškė plaukia. Šiaip stebina kol kas maloniai, kad nieks nepriplaukia siūlyti maisto, žinot, gėrimų, kokos ir panašiai. Nes dažniausiai tokiose vietose priplaukdinėja ir bando ištrėždinėja turistus. Vėl grįžtame į kanalą. Pačiam ežere yra daugybė tokių plaukiančių kaimelių. Tūkstančiai žmonių čia gyvena. Gylis šitame ežere nedidelis, nuo 1 iki 14 metrų. Apskritai čia yra, man atrodo, kaip lyguma, kokia tiesiog užpilta kažkada tai buvo. Įdomiausia, kad yra ženklai nekelti bangų. Mes, mūsų valtis ir kitos turistinės to nedaro, bet patys vietiniai lakstom greičiu ir kelia bangas. Va, pavyzdžiui, šitas Šumacheris. Ką tik šiek tiek pristabdė, bet prieš tai lieka taip normaliai. Va, vaikas prausėsi šitam brudnam vandenį. O, net gal apmišė savo kai ką, šokdamas batonu. Pažiūrėkit, kaip smagu prausės tokiam švariam vandenukė, nes kafės spalvos. Taip, kad jeigu jūs galvojate, kad gyvenate blogai Lietuvoje ir jums dar trūksta naujausią iPhone'ą iki pilnos laimės, tai gal pagalvokit iš naujo. Pažiūrėkit, kaip kitur pasaulyje žmonės gyvena. Taip, kad daugiau keliaukite ir suprasite, kad jūsų gyvenime dar nėra tai viskas blogai. Grįždinėjom atgal, tolumoje matom tą bažnyčią įspūdingą. Čia toks mažas ratukas realiai, gal per 7 km praplaukėm, nes nestojom restorane, ko jis labai norėjo. Žinot, tose restoranuose kaip būna, iškeltos kainos ir panašiai, šiaip eilinis turistinas, mes ne dėl to čia atvažiavom. Norėjom pamatyti tiesiog, kaip vietiniai gyvena ir pamatėm. Aišku, pati įspūdingiausia vieta turbūt giliai būti ežere plaukus, bet ten labai toli reikia plaukti ir tikrai nes tokių laivelių. Ir užimti turbūt visą dieną, ko mes neturime. Nes mums dar reikia skubiai grįžti į Engorvatą ant saulutės nusileidimą. Mes juk jums žadėjom, ar ne? Mojuoja mūsų dukrai. O mūsų dukra ar mojuoja? Pamojok. O mūsų dukra susireikšminus. Va, teta indus plauna švariam vandenį. Aš įsivaizduoju mane tai filmuotų, plaunant indus, aš kai meščiu tą indą arba akmenį į galvą tam turistui, apsiramintis tais filmavimais. Bet mums irgi reikia prisiminimų ir jums parodyti, kas Kambodžai vyksta. Laivelis plaukia su lietuviška vėliava, išpieštas. O čia ta bažnyčia. Bet realiai įdomu, kodėl bažnyčia. Nes Kambodžai apie 95% yra budistų. Bet įdomi atrodo iš vidaus, ne? Net ten tai įdomu būtų išeiti. Raudonos užuolaidos. Kažkaip net melstis susimaniau. Vienam namukė šunį matėm. Tik klausimas kyla, o kuris daro reikalus visus? Jeigu ta prasme nėra nuo lipimo ant žemės. Ar jis tuo savo tualetą turi, kaip katinas? Į smėliuką daro. O taip žmonės žvejoja.
Kas į ofisą eina nuo 8 iki 5, o kas tinklų stato. Tai gal ofise nėra taip ir blogai? Ir tokie įspūdingi statiniai stovi. Toks jausmas, kad čia jais pastatytas dar iki užpilant šitą vietą vandeniu. Šiaip kol kas Kambodža labai nemaloniai stebina savo kainomis. Labai lupa visur iš turistų. Labai užkeltos kainos. Bet turi vis laik pasirinkimą, mokėti ar ne. Tai ir mokam. Gaila būna jau nuvažiavęs tokį kelią ir nesumokėti už tą ekskursiją. O toj vietoj, kur matot motoroleris, tai mes buvau privažiavę irgi šitą vietą. Ir ten mūsų kelionė pasibaigė, nes žemėlapis rašė kelias, kad yra, o pasirodo jau nėra. Tiesiog viskas jau apsemta. Kol kas Kambodža su žemėlapis prastoka situacija. O čia mūsų ekskursija ir pasibaigė. Virš valandos užtrukom, pasiplaukėm. Vaizdai patiko, bet kaina netitinka kokybės, sakyčiau. Viskas, šeimyna saugiai pristatyta į viešbutį. Eikit čilinti į baseiniuką. O tėvas žadėjo jum parodyti Angorvatą ant saulėlydžio, ar ne? Tėvas pasakė, tėvas padarė. Važiuojam, kol dar saulutė nenusileido. Štai ir sugrįžom į Angorvatą. Pačiu laiku. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis dabar. Kaip jums apšvietimas? Ką? Ne veltui čia žmonės susėdė ir dar laukia saulutės nusileidimo. Nerealiai atrodo, ar ne? Tada labiau saulė nusileis, įspūdingiau atrodys. Eiktas savo šiek tiek nespėjau 20 minučių. Saulė jau nusileido šiek tiek, medžiai užstoja. Reikėjo 20 minučių anksčiau atvažiuoti, tada čia viskas būtų apšviesta. O šitą vietą dar šiek tiek apšviesta. Dar matosi tas grožis, dėl kurio taip skubėjau. Bet vis tiek dar bandysiu pakilti į tą patį aukščiausią bokštą. Ten turėtų atsiverti dar gražesni vaizdai. Jau padusau lakstyt visą dieną. Kentiek darbiški, pakentiek. Man liko 4 minutės. 1, 2, 3. 1, 2. Skubu aš į bokštą. Visi jau bėga atgal, aš spėju, aš dar bėgu priekį. Va, čia tie gražiai bokštai. Ir aišku, viską gadina statybos. Padusau, kol bėgu. Bet patys turi būti, įsivaizduojat, kaip gražu viskas būna, kaip gražiai apšviesta. Pusvalandžių tiesiog reikėjo anksčiau atvažiuoti, bet gavosi kaip gavosi. Jo, bėgau ir veltui pasirodo. Paskutiniai turistai leidžiasi, jau neleidžia viršų eiti. Bet ką padarysi? Viskas visada kelionės rožėm klota. Tai va tokia mūsų diena šią Kambodžoje. Su daugybė vaizdų, daugybė išlaidų ir daugybė įspūdžių. Liekėm visą dieną prakaitavom, aš iki šiol šlapias. Bet kiek prakaituoju, taip svoris nekrenta, o šitą tai sunku paaiškinti. Jeigu vertinat mūsų pastangas, tai nepamirškit padėti like. Mums tai labai patinka ir motyvuoja kurti ir rodyti jums tokius vaizdus. O aš dabar skubu pas šeimyną, reikia priduoti motorolerį ir pagaliau šokti į baseiną, ką dabar labai norėčiau padaryti. Susitiksime tenais. Tai ką, brangiai, šiandien visos misijos pas mus planuotos įvykdytos. Grįžom į savo nerealų baseinuką. Dabar eisim valgyti. O su jumis atsisveikinam iki kito Kambodžos miesto. Bye!